Ar žinote, kad galite gyventi šilčiau ir šiuolaikiškiau įsirengę naujos kartos šildymo sistemą, nes šiai modernizacijai valstybė numačiusi skirti paramą? Pasak laidos konsultanto bendrovės Egiroma vadovo, šilumos siurblių montažo eksperto Egidijaus Pupelio, taip savo namus gali atnaujinti tie, kurie naudoja įvairius malkinius ar granulinius kietojo kuro katilus. O kaip tinkamai pasirinkti naują šildymo sistemą? Tai priklauso iš tikrųjų nuo pačio namo. Jeigu mes turim nedidelį namuką, su nedideliu, sakykime, neturim daug kambarių, su paprastu kambarių išdėstymu, tai gali būti ir oras šilumos siurblys, kuris tiesiog sušildys tą plotą. Tiesiog reikia suprasti, kad jeigu mes turim daugiau kambarių, mes negalėsim apšildyti visų patalpų su vienu šilumos šaltiniu. Tai va tuo atveju reiktų pažiūrėti, kokia yra dabar esama sistema. Jeigu mes dabar turim senos statybos namą, tai reiktų pažiūrėti, kaip yra išdėstyti kambariai. Jeigu yra tai sena sistema, ar ten grindinis šildymo, ar kombinuota sistema, grindinis šildymas ir radiatoriai, ar vien tik radiatoriai. Ir tada pagal tai, ką jūs turit namie, parenginėti teisingai įrangą. O dabar apie naujovę, kuri leis atnaujinti šildymo sistemą senuose pastatuose. Senuose namuose dažnai mes turim senovinius radiatorius, kurie yra energetiškai nelabai efektyvūs. Tai yra Samsung naujas gaminys, kuris vadinasi aukštos temperatūros šilumos siurblys, kuris tinka ir senuose namuose su radiatoriniam sistemam, kas mums leidžia, nekeičiant visų radiatorių, pastačius šilumos šaltinį, tai yra šilumos siurblį, aukštos temperatūros, pilnai patenkinti namo šilumą ir kur žmogus iš tikrųjų gali turėti ir komfortą, net esant ir žemom temperatūrom lauke. Radiatoriai, kurie yra kieto kuro, jie gali likti tie patys ir šilumos siurblys automatiškai matuodamas lauko temperatūras ir atitinkamai reguliuos ir temperatūrą radiatoriuose, tai yra tiekiamo vandens temperatūrą. Tam, kad užtikrinti žmogui komfortą namuose, toks siurblys mums leidžia patiekti karštą vandenį į radiatorius, tai yra termofikatą, ir esant lauke ir -20, mes vis tiek galime radiatorius paduoti 65 laipsnius temperatūrą. Taip, o karštas vanduo? Karštas vanduo, jisai vis tiek yra ruošiamas, priklausomo kaip žmogus renkasi. Jis gali būti komplektuojamas tik šildymui, o galima komplektuoti kartu įrangą, kuri ruoštų ir karštą vandenį, ir namus šildytų. Jinai gali dirbti lauko blokas grinai tyliam režime, kad mes neviršėjom visų leistinų triukšmo normų ir tai yra labai svarbu iš tikrųjų. Kai mes turim šilumos siurblį Samsung Mono H-tais, vadinasi aukštos temperatūros šilumos siurblys, tai mes pritaikę jį prie senos radiatorinės sistemos, mes turim tai, kad mes sureguliavę jį, turim vienodą šilumą ir nebūtina rūpintis eiti į rūsį, krauti malkų ar nešti granulių sunkių maišų. Iš tikrųjų, mes turim tą komfortą, kad turim pastoviai vienodą temperatūrą namuose ir galim tom džiaugtis. Sakykit, o dabar šiuo atveju kaip tada grindinis šildymas, ar čia taip pat jisai yra galimas? Galimas, kadangi tai yra galima ir su šituo spręsti šilumos siurbliu, bet toj vietoje aš labiau sakyčiau konsultuokitės pas žmonės, kurie užsima tose sistemose dirba ne pirmi metai. Gal jums nereikia aukštos temperatūros šilumos siurblio, gal jums tik kitoks temperatūrinis siurblys tiesiog. Dar svarbu žinoti, kad įrangos montuotojus reikia pasirinkti atsakingai, kad konsultuotų ir darbus atliktų ta pati įmonė. Tik tuomet kokybiškas rezultatas, sako bendrovės Egiroma vadovas, šilumos siurblių montažo ekspertas Egidijus Pupelis. Dažnai žmonės tiesiog nusiperka iš vienų gamintojų, iš vienų pardavėjų siurblį, kiti žmonės montuoja vandens pusę, dar kiti kažką dar montuoja, treti atvažiuoja paleidžia. Tai iš tikrųjų mano patarimas būtų žmonėm, kad pirkite geriau iš įmonių, kurios ir parduoda įrangą, ir sumontuoja, ir paleidžia ją, ir aptarnauja. Tai kai yra viskas iš vienų rankų, tada yra daug paprasčiau ta vieta iš tikrųjų sprendžiama, negu kad blaškyti žmogui, bandyti kažko ieškoti ir iki galo tai nelabai ką ir sutaupo iš tikrųjų. Mes kai paleidinėjom nemažai tos įrangos, ne vienų gamintojų, mes susidarėm su tom, kad atvažiavus tiesiog reikia sakyti, žiūrėk, dabar vėl kvieskis, kas tau darys ant techniką, kad tau perdarytų va šitą vietą, nes tai netitinka gamintojų standartų.
Būna taip, kad neteisingai kažkuria elektra atsiveda, visko būna iš tikrųjų. Tai sakau, geriau tai yra daryti, kad tai darytų žmonės, atestuota įmonė, elektros srityje, freonų srityje, kad išmanytų savo darbą ir parinkdami įrangas. Ir dar vienas patarimas. Reikėtų rinktis tuos įrenginius, kurių valdymas yra paprastas.